100 epizodas. 100 epizodų jūs primetat. 100 savaičių aš jau turiu su jumis šitą pokalbį. Jaučiasi kaip kažkoks milestone, riboženklis, po kurio tu esi kitoks, nes kažką supratai. Tu tą dalyką buvai supratęs ir iki to, bet tas taškas, kurį tu praėjai, jis privertė tave susimastyti. Tai čia epizodas apie tai, apie mano patirtį su medijomis ir turinio kūrimu, ką supratau ir ko išmokau. Pirmyn, kodėl 100 Armėno radijo epizodas privertė mane susimastyti apie medijas ir kontentą. Aš podcastinu nuo 2018 metų. Sveiki, aš esu Trojus Maklūras ir jūs mane visi pažįstate iš piktų nišinių podcastų ankstyvajame lietuviškam YouTube. Also, panašiai metų copywritinu komunikacijoje irgi esu kažkur tiek laiko ir dabar mokausi medijų studijose. Aš turbūt skambu kaip maksimaliai išpindėjęs didmiesčio elitas. Apsiraminkit, skamba žymiai geriau negu realiai yra. Aš vidutinio Vilniaus bomžyno vidutinis bomžas. Medijų studijos čia yra toks sofistikuotas būdas pasakyti kūrybinės industrijos. Duosiu sekundę snobams išsijuokti. Nesuprantantiems konteksto, Vilniaus Tech kūrybinės industrijos yra kinda bajeris tarp TSPMI žmonių. Kaip kadaise buvo komunikacija, o dar iki to vadyba, tipo toks pirmojo pasaulio nedomokslas kažkoks. Ir jo, yra šiek tiek momentas, nes ten būna stoja pasimetę vaikai, nežinantis, kas jie tokie ir ko jie nori, o kada tu nematai prasmės dalykuose, tu juos sunkiai priimi, todėl tu nesupranti medijų, žinučių ir pranešimų galios. Todėl tau iš kūrybinių industrijų nėra jokios naudos. Baigi mokslus ir eini dirbti į skambučių centrą. Bet kada tu pamatai ir supranti šitų dalykų galią, kada tu dirbi tai, ką tu mokaisi, holy shit. Tai yra steroidai tavo galvai, nes tu pradedi matyti jungtis tarp dalykų, kuriuos tu dabar veiki. Tu pradedi suprasti, kodėl viskas veikia taip, kaip veikia. Ir jo, pusė dėstomų dalykų yra boring stuff, nes arba pažįstama, arba neaktualu, bet kita pusė įverta praeiti tą nuobodų grindą. Čia kaip questas, kur tu atrakini naujas žinias, kurias tu pritaikai ir pamatai, kad veikia. Bet svarbiausia, tu supranti geriau dalykus. Tu suvoki, kad anksčiau judėdavai į priekį apgraibom, o dabar tau kažkas pramerkė akis. Jos nėra visiškai plačiai pramerktos, bet per tą plyšį tu jau kažką matai, tu bent jau nebesi aklas. Ir taip tu po truputį pradedi suvokti, iš kur dalykai ateina ir į kur jie juda. Man tai atneša kažkokį saugumo jausmą vis tiek, nes suprasti visada reiškia nurimti. Labai gudriai bandžiau pasakyti, kad pagaliau Armėno radijo epizodas, kur Armėnas nepradės nuo disclaimerio, kad viskas, ką aš dabar sakau, gali būti maksimalus nusišnekėjimas. Nes aš nesu tų dalykų profesionalus supratėjas. Profesionalus supratėjas. Rimtai. Demet, aš lietuvių kalbą minkau kaip šada. Nesu profesionalus supratėjas reiškia, kad aš kalbu tema, kuria esu ribotai informuotas. Todėl reikia apie tai prisiduoti, nes pavojinga kalbėti apie dalykus, kurių neišmanai, ir tai daryti su labai giliu įsitikinimu. Bet tu nori kalbėti, nes manai, kad turi kažką pasakyti. Tai all good, saviraiškos laisvė, bet tik būk geras, prisiduok. Interesų deklaracija, kokį naratyvą pušini, jeigu pušini, ir ar iš tikrųjų susigaudai dalykę, apie kurį kalbė. Viskas. Toliau laisvas kalbėti ir daryti, ką tik tai nori. Visi mes su mielu noru paklausom bullshito. Nes kas yra grožinė literatūra, jeigu ne bullshitas? Tai yra menas, išsigalvojimai ir pramanai. Filmai ir žaidimai irgi tas pats. Visas fictional contentas mums aktyviai meluoja ir mes tai labai mielai suvartojame. Ir leidžiamės belenkai būti manipuliuojami ir apgaudinėjami. In fact, ateinam to pas fictional contentą. Nes tai yra smagu. Būti nustebintam. Bet labai nesmagu būna, kada tau meluoja ir manipuliuoja, o tu apie tai nežinai. Tai aleliuja. Pagaliau, Armėno radijo epizodas, kur Armėnas žino, ką šneka. Garbė Jėzui Kristui. Neužtrukai nei 100 epizodų, Armėnai. Maladiec. Palaikau. Žiūrėk, dar ties 200 apsiraminsi su tavo mamos bairiais. Medijos.
Jaučiu, kad vis kažkur išgirsta tą žodį, bet turbūt iki galo nežinot, ką jisai reiškia. Nu, kažkas ten žiniasklaida, informacija, komunikacija, bla bla bla, kažkas link to. Moksliškesnis to daikto apibrėžimas skamba maždaug taip. Medijos yra įvairios komunikacijos priemonės, per kurias perduodama informacija, pramogos arba žinios. Televizija yra medija, spauda yra medija, internetas yra medija, protėvių piešiniai ant uolų buvo medija. Viskas, kas turi savyje informacijos, pramogų arba žinių, yra medija. Tai yra tiesiog nešėjas tų pramogų, informacijos arba žinių. Ir šitas daiktas, medija, jis yra ko gero vienas iš įtakingiausių žmonijos išradimų. Tie protėvių piešiniai ant uolų, 10 000 metų senumo dalykai, kažkoks prasimirdęs urvinis žmogus užtepliojo bizoną ant sienos, bet mes visi tebesėdim ir tebežiūrim į tą daiktą galvodami, kodėl? Kodėl tai? Kodėl čia? Kodėl taip? Kas jie buvo tokie? Ką jie norėjo pasakyti? Tas kreivas piešinys ant urvo sienos nepaleidžia mūsų 10 000 metų. Antiek yra stiprios medijos. Medijos iš esmės yra kolektyvinio įprasminimo institucijos. Jų pagalba mes kuriame kultūrą, kurioje gyvename. Todėl, kad ta informacija, pramogos arba žinios, kurias neša medija, jos užsilieka žmonių galvose ir tampa įpročiais. O tada tie dalykai mums pradeda atlikti savas svetimas atpažinimo funkciją. Nei rusas, nei amerikonas nežinos, kaip gera yra bliauti 3 milijonai, kai Lietuva kažkur kažką nugalėjo. Kada jūs suprantate tuos pačius simbolius, tada ir jaučiatės tokie patys. O apie simbolius mes dažniausiai sužinome iš medijų. Jos yra ta didelė socialinė mašina, kurios pagalba yra organizuojamos visuomenės. Kada, tarkim, keičiasi įstatymai, tai yra mūsų visuomenės taisyklės, mes tai sužinom iš medijų. Įprastai kažkokiame ekrane dabar pamatome žinias apie naujus įstatymus ar valdžios sprendimus. Mes nesėdėme ir nesekėme Seimo darbo ir pasitikime, kad žinutė socialinėse medijose apie, tarkim, pasikeitusias kelių eismo taisyklės yra teisinga. Medija yra įrankis, jis gali būti neutralus ir atsargus su savo galia kaip medijos brandžiose valstybėse ir gali būti priespaudos įrankis kaip medijos diktatūrose. Bet šito instrumento pagalba yra organizuojamos didesnės žmonių grupės, nes per medijas yra transliuojami simboliai, o simboliais žmonės įprasmina savo gyvenimus. Čia yra visas Maršalas McLuhanas iš esmės. Šitas žmogus yra vienas iš šiuolaikinių medijų mokslo pranašų. Jis rašė 1960s ir komentavo tą medijų transformaciją, kada mechaninės medijas, visokius spaudą ir teatrą, keitė elektrinės medijos, tarkim, radijas ir televizija. Ir stebėdamas tą visą pokytį, Maršalas McLuhanas labai gerai išjautė ir aprašė žmonių medijų vartojimo įpročius. The medium is the message. Medija yra žinutė. Garsiausia Maršalo McLuhano frazė. Tu galėjai nesiklausyti ir rūdą malt per visas studijas, bet ką tikrai žinosi, the medium is the message. Pabaigęs kūrybinės industrijas. Todėl, kad jeigu tu atrakinsi šito dalyko prasmę, atrakinsi ir visas medijų paslaptis. Bazaras. Šitą dalį jūs galite praleisti. Yra chapteriai, kuriais jūs galite skipinti, ta dešra apačioje, kuri rodo, kiek jūs ten praklausėt, yra supjaustytas skyriais. Ir jais galite prašokti šitą dalį, nes čia bus tiesiog reklaminis pranešimas, kuris nelabai ką bendro turi su pačiu epizodu. Pastebėjot, kad tyliau pats epizodas prasidėjo. Pastebėjot, kad nebuvo to šitą epizodą be iškarpimo ir reklamų nuo 1 euro galima išgirsti Armėno radijo Contribui arba Patreone. Kada aš prikėliau Armėno radiją naujam gyvenimui, buvo šitame podcaste toks laikotarpis, kada jis buvo apmiręs arti metų. Turbūt. Ir prieš sugrįždamas aš daug ir ilgai galvojau, kodėl tai įvyko. Galiausiai suspaudžiau viską iki vieno taško. Aš to dalyko nekomercializuodavau. Ten buvo Patreonas, dar kabindavau linkus kripto ten, kam negaila numest, bet niekada nesimonetizuodavau YouTube, niekada
nesvarstydavau įsileisti pas save reklamos, o visus raginimus remti šitą podcastą aš paversdavau į bajerį tiesiog, nes parama čia toks buvo afterthought. Ai, nu, kodėlgi ne toks kinda dalykas, bet kai paaiškėjo, yra reikalų tas podcastas. Ir tada taip gaunasi, kad tu tarsi dirbi dar vieną darbą, kurį tu darai savo sąskaitą, nes kada tu gyvenime turi įsipareigojimų, tu turi tą laiką iš kažkur pasiimti. Ir tada tu po truputėlį pradedi slidinėti, epizodai tai pavėluoja, tai neišeina iš viso ir taip užgesta podcastai. Reikia palaikymo šitiems dalykams. Todėl aš nutariau, kad šitas podcastas bus komercializuotas taip, kaip turi būti. Aš turėsiu čia panaudoti šiek tiek tos marketingo juodosios magijos, kurios aš turiu sukaupęs pas save galvoje. Viešpats man teisėjas. Trumpos, ryškios, įsimenančios, komiškos reklamos su aiškiais call to actionais, šaukiančiais kažką daryti, jos egzistuoja todėl, kad jos yra veiksmingos ir dėl to jų yra tiek aplinkui daug. Bet vieną dieną aš pabendravau su jaunuoliu, kuris man pacitavo tas reklamas atgal ir aš supratau, kad tai jau išsideginę jam yra į sąmonę. Ir aš krūptelėjau nuo to poveikio žmonėms ir ne, tai yra per daug galios vienam žmogui. Man atėjo jausmas, kad tai yra labai triukšminga, o pasaulis yra ir taip toks triukšmingas ir mes gyvenam tokioj brukimo kultūroje, kur nuolat mums yra brukami dalykai. Maisto papildai, užpilamos košytės, santykių patarimai, sėkmės gūrų seminarai, energetiniai gėrimai, overpriced guminės šlepetės. Ir kada tu randi kažkokią ramesnę vietą šitoje nežmoniškai triukšmingoje šiuolaikinėje kibernetinėje erdvėje, tu jautiesi tarsi būtum ištrūkęs iš tvankaus pribezdėto kambario į gaivų kalnų orą. Aš žinau, kokios tos ramybės oazės yra svarbios ir aš noriu, kad Armėno radijas būtų viena iš tų vietų. Todėl aš keičiu savo bendravimo stilių su jumis ir daugiau nebeterrorizuosiu jūsų savo triukšmingomis reklamomis. Reklamos dar tebevyks tokiose platformose kaip YouTube'as. Nežinau, why not? Dar vienas būdas palaikyti Armėno radiją praktiškai nedarant nieko. Tik paskiriant keliasdešimt sekundžių savo dėmesio per epizodą. YouTube'e negalima kalbėti tokių dalykų, bet jeigu jūs darote kažką, kas pakeičia jūsų reklamos patirtį šitoje platformoje, sakykim taip, man tai nerūpi ir aš suprantu. Boomeriai, kas dabar išgirdote ir supratote, ką aš norėjau pasakyti, tai taip, tai yra įmanoma. Paprašykit savo vaikų arba anūkų, padaryk, kad internete man nebūtų reklamos. Ir jie padarys. Bet aš čia juokauju, čia yra viskas komedija ir tik edukaciniais tikslais. Nedarykit to, aš to neraginu, nes tai pažeistų YouTube'o Terms of Service Conditions, o aš tokiais dalykais neužsiiminėju. Vartokime turinį taip, kaip jį numatė konstitucija, Dievas ir reklamdaviai. Tai išskyrus YouTube'o ir kitų platformų monetizacijos reklamas, čia reklamos daugiau nebus Armėno radijo epizode, o vietoje jų ateina šitas pokalbis, kur aš kiekvieną kartą jums papasakosiu, kaip jūs galite palaikyti šitą podcastą. Tam būdų yra daug ir įvairių. Tarkim, Armėno radijo Patreonas ir Contribui. Contribui yra šiek tiek kontroversiška platforma pastaruoju metu. Yra iš jos išėjusių kūrėjų ir aš ten esu įrašęs ir palikęs komentarą apie tai, kad ar aš ten toliau lieku ir jeigu lieku, kiek ilgai
lieku. Tas įrašas atviras visiems ir jeigu kažkam įdomu, paliksiu nuorodą komentaruose apačioje. Ką jūs aptiksite Armėno radijo Patreone ir Contribui, tai yra 3 paramos lygius. Yra Armėnas Plus prenumerata, kuri kainuoja 1 eurą į mėnesį. Ir jūs gaunate epizodus be reklamos ir apribojimų už tą vienintelį eurą per mėnesį. Ten nebebus jokios monetizacijos ir ten niekas nebekarpys keiksmažodžių ir kontroversiškų žodžių, nes platformose yra taisyklės ir gana griežtos, ką galima, ko negalima daryti, kas pageidautina, kas nepageidautina. Ir man tenka manevruoti šitame lauke, bet košmaras su reklama ir cenzūra užsibaigia pasirinkus Armėnas Plus prenumeratą Armėno radijo Contribui arba Patreone. Taip pat esu padaręs opciją Spotify'uje. Spotify'uje jūs matote Plus epizodus, kurie išeina lygiagrečiai public epizodų, bet jie būna užrakinti ir jūs juos Spotify'uje galite atsirakinti už net ne 1 eurą, o 0,99 centus per mėnesį. Aš norėjau tiek padaryti Patreone ir Contribui, bet man tos platformos tiesiog neleido įvesti tokios sumos. Spotify'uje spaudžiate ant to Plus epizodo, jums iššoka pranešimas apie naują prenumeratą ir kiekvieną mėnesį, kada jūs mokate už Spotify'ų, nuo jūsų nuskaitys papildomus 99 centus ir jūs galėsite klausyti Armėno radijų be reklamų ir apribojimų. Tada jūs atrasite Armėnas Pro, Armėno radijo Contribui ir Patreone. Jūs gausite viską, ką gaunate Armėnas Plus, bet dar papildomai jūs galėsite klausytis Armėnas Pro epizodų. Įprastai, kada išeina epizodas į viešumą, jisai būna šiek tiek nukarpytas. Nes vienaip atrodo, kada tu bandai susidėlioti epizodą, tada kitaip pradeda atrodyti, kada sėdi jo įrašyti ir dar kitaip pasirodo, kada tu pradedi montuoti. Mano galva kažkodėl taip veikia, kad aš pasakodamas judu tiesią liniją, tada padarau kilpą ir grįžtu į tą tiesią liniją atgal. Aš manau, kad mes esam ir tai perkrauti perteklinės informacijos, todėl stengiuosi epizodus daryti labai tight, tik tai palikti viską, tai kas yra absoliučiai reikalinga, nes kuo vyresnis darausi, tuo labiau suprantu frazės less is more vertę. Epizodas gali būti ilgesnis arba trumpesnis, bet tu turi turėti jame ką pasakyti. Bet tuo pat metu yra ir gaila išmesti, nes kitas iki būna visai fainas off-topicas, nors nebūtinai siejasi su pačia podcasto tema. Šįkart, pavyzdžiui, ant montažinės grindų pasiliko mano pasikalbėjimai apie tai, kaip buvau įstojęs į TSPMI ir ką dar galvoju keisti Armėno radijuje ateityje. Pasikeitęs tonas yra ne paskutiniai Armėno radijo pokyčiai. Laikui bėgant mes turėsim šiek tiek kitokio kontento, nes pastaruoju metu mane pradėjo visai dominti grožinė literatūra. Turbūt pastaruosius metus ar pusantrų aš labai daug eksperimentuoju su rašymu ir siužetais, kurie man ateina į galvą. Dar negaliu pasakyti kada, nes aš vis dar galandu tuos ašmenis, dar tobulinu savo įgūdžius, bet kažkada, nežinau kada, fiction formatas ateis į Armėno radiją. Tai į šitą dalyką galima žiūrėti kaip į tokį director's cut. Visiems, kam patiko tas epizodas ir tiesiog norėtų jo išgirsti daugiau. Ir visa tai yra prieinama už 4,99 eurų per mėnesį. Ateityje dar galvoju padaryti atskirą feedą Armėno radijo Pro kontentui Spotify'uje. Aš jį kraučiau į pagrindinį Armėno radijo akauntą, bet Spotify'us tau leidžia turėti vieną paramos lygį, todėl greičiausiai turėsiu padaryti atskirą Armėnas Pro feedą Spotify'uje už tuos pačius
4,99. Nes Patreonas ir Contribui, jie abudu turi savo appsus, iš kurių galima klausyti turinio, bet įtariu, kad atsirastų, kam bus patogiau tai padaryti iš Spotify'aus. Substackas yra panašus į Spotify'ų, jisai irgi duoda vieną paramos lygį, dėl to ten yra sudėtas visas Armėnas Pro kontentas. Jei atvirai, aš nemanau, kad tai yra gera platforma vartoti audio turinį, bet yra jos fanų ir prašau, už 4,99 galite ten klausyti Pro kontento. Ta papildomų paramos lygių nebuvimą Substack'e aš pamėginau kompensuoti įjungęs opciją prenumeruoti metus į priekį iš karto už 49,99, kas yra pigiau negu tiesiog 4,99 į mėnesį. Ir būčiau visai pamiršęs, visi, kas remiate Armėnas Pro lygių, gaunate klausyti turinio anksčiau. Tam, kad nebūtų streso, kad epizodai išeitų laiku, aš juos įrašinėju anksčiau ir darausi tam tikrą buferį. Ir todėl galiu sau leisti duoti mano rėmėjams epizodus išgirsti savaitę anksčiau. Ir jeigu jūs klausote šito epizodo tada, kada jisai išėjo, dažniausiai tai būna pirmadienis 8 ryto, tai visi Armėnas Pro prenumeruotojai jį jau buvo paklausę savaitę prieš sekmadienį. Apie ką sekantis epizodas jūs galėsite išgirsti šito epizodo pabaigoje. Nežinau, noriu palikti tą tradiciją su kitą kartą per Armėno radiją. I don't know, it's cute. Yra dar trečias paramos lygis Armėnas Ultra. Jisai yra visiškiems superfanams, maniakams, kurie negali gyventi be Armėno turinio visai. Jie gauna visas privilegijas iš Armėnas Plus, iš Armėnas Pro. Tai yra epizodus be reklamų, be apribojimų, bonus turinys ir epizodai iš anksto. Ir dar prieėjimą prie Armėno slėptuvės. On top. Armėno slėptuvė yra klasikinis Armėno radijas. Aš jį tiesiog turėjau išimti iš viso YouTube'o, nes aš negalėjau įjungti monetizacijos, todėl kad per kažkokį neapsižiūrėjimą panaudojau savo intro muziką, kuri nebuvo labai copyright kosher, sakykim taip. Ir jeigu mes esam visiškai atviri, aš nemanau, kad tai buvo geri epizodai. Ta prasme, galbūt jie buvo geri epizodai tam laikui, bet jie visai neatspindi mano dabartinių saviraiškos galimybių. Ir jūs tikrai nieko nepametėte tose klasikiniuose Armėno radijo epizoduose, bet jeigu jau taip reikia, fair enough. Jei norėsi, tai mokėsi. YouTube'e irgi greitų metu atsiras galimybė remti Armėno radiją tiesiai iš tos platformos tais pačiais 3 paramos lygiais plus Pro ir Ultra, bet tiesiog reikia nusidirbti tam tikrus namų darbus ir šitas daiktas dar palauks, bet soon. Finally yra nematerialinė pagalba, jeigu jūs dėl kažkokių priežasčių nenorite ar negalite manęs remti pinigais, bet norėtumėte tai kažkokiu būdu padaryti, tai man nereikia iš jūsų tų komentarų, laikų, kad jūs ten mane kažkur kažką pafollowintumėt ar whatever kažką padarytumėt, neįdomu visiškai. Davai neapsikraukiam šito būtų. 2 dalykai, kurie iš tikrųjų reikšmingai galėtų palaikyti Armėno radiją, tai tiesiog perklausyti epizodą nuo pradžios iki pabaigos ir parekomenduoti jį draugui. Ne visur, ne visada. Tikrai nereikia išprotėti, tiesiog klausote epizodo ir pajutote, kad kažkokiai personai iš jūsų pažinčių rato patiktų tie dalykai, kuriuos aš dabar kalbu. Ir jūs galite tiesiog tuo privačiai pasidalinti per kokį nors messengerį, DM ar ten privatų chatą ar whatever, kad žiūrėk, nuoroda, paklausyk. Man atrodo, tau tai gali patikti. Jeigu jau prabilom apie paramą, tai dar yra vienas paramos fondas, kuris ne vieną jūsų suneštą milijoną eurų pavertė į mirtį nešančiais įrankiais, padedančiais Ukrainai apsiginti nuo Rusijos karinės agresijos.
dauniai.onekeifan.org. Visiems jūsų rusofobijos poreikiams. Ok, žiūriu, reklaminis turinys gavosi per pusę epizodo. Dėl to ir sakiau iš pat pradžių, kad šitą dalyką jūs galite skipinti, nes nieko čia įdomaus jūs nerasite. Ateityje šitie dalykai bus trumpesni, nes nereikės pasakoti, kad kodėl darau tai, ką darau. O jeigu dar jūs pamiršote, kas čia buvo prikalbėta ir kokios yra paramos galimybės ir kur galima rasti Armėno radiją, nes jisai išeina į visus žmoniai žinomus appsus, tai viskas yra sukišta į Linktree/Armėnas. Nuorodą rasite komentaruose apačioje. O dabar viskas. Nustoju jūs terorizuoti savo komerciniais pranešimais. Eikite su Kristumi atgal į epizodą. Dabar mes gyvename dar viename medijų lūžio laikotarpyje. Mes vis dar esame elektrinių medijų epochoje, bet jos evoliucionuoja į interaktyvias medijas. Anksčiau medijų vartojimas buvo žymiai pasyvesnis. Turi televizorių arba radiją ir tu lauki savo laidos. Tu negali jos atsukti, jeigu nespėjai. Ir negali pasikelti iš mediatekos, jeigu nori pasižiūrėti dar kartą. Iš esmės, ką tu galėjai rinktis, tai tik kanalą. Tas Maršalo McLuhano laikais pradėjo keistis, nes atsirado galimybės išsaugoti turinį pakartotiniam vartojimui. Pardavime pasirodė plokštelės, juostos, kasetės ir tai pradėjo keisti turinio vartojimo įpročius. O tai reiškia, kad tu jau nebesi pririštas prie kažkokio transliuotojo, tu jau turi daugiau pasirinkimo laisvės, ką tu vartoji ir kada tu vartoji. O šiais laikais mes pradedame gyventi ne šiaip savo su interaktyviom medijom, o hiperinteraktyviom medijom. Kompiuteriniai žaidimai, pavyzdžiui, kai kurie iš jų yra net pastatyti ant to, kad visi žaidėjo veiksmai turi didžiulį poveikį visam žaidimo pasauliui. Kiekviename ekrane mes turime streaminimo platformą, kurioje galima pamatyti ir išgirsti viską, ko tik tai geidžia tavo širdis. Anksčiau tu eidavai pas medijas, dabar medijos ateina pas tave. Tu gausi pranešimą iškart, kai pasirodys tave dominantis serialas. Algoritmai tau visada pasiūlys turinio, kuris geriausiai atitiks tavo pomėgius ir žiūrėjimo įpročius. Seniau būdavo gana didelė problema rasti gero turinio. Šiandien problema yra atsirinkti gerą turinį. Įdomus dalykas su medijomis ir turiniu, jais mes formuojame savo realybę. Tarkim, žmogus klauso plokščiažemininkų podcastų ištisai. Sėdi jų grupsuose ir čatuose skaito tik tai plokščiažemininkų naujienos. Ir nors fiziškai mes esame toje pačioje realybėje, bet pasaulį mes matome visiškai skirtingai. Man nėra nei vienos abejonės, kad Žemė yra apvali, jam nėra nei vienos abejonės, kad Žemė yra plokščia. Gyvename tame pačiame pasaulyje, bet matome jį radikaliai skirtingai. O dar medijomis mes reguliuojame savo būsenas. Tarkim, muzikos playlistai darbui, sportui ir pramogoms, podcastai ar audio knygos pakeliui į darbą ar į namus, YouTube video, kuriuos pasilieki tam kartui, kada valgysi, TikTokai, su kuriais eini pašikti, arba dokumentikos prieš miegą. Mes gyvename visiškame kontento pertekliuje ir jis jau tapęs mūsų gyvenimo dalimi. Dabar tai yra tokia pati vartojimo prekė kaip maistas, vanduo ar namų apyvokos reikmenys. Dėmesys yra labai svarbus parametras, pagal kurį vertinamas turinys šiais laikais. Kuo daugiau kartų tai pamatyta, tuo atrodo geresnis reginys buvo. Ir dėmesys yra pagrindinis resursas, dėl kurio konkuruoja turinio kūrėjai, o laikai yra labai konkurencingi. Galima sakyti, kad vyksta tikras kontento karas. Kada įvyko medijų demokratizacija ir dabar visi gali filmuoti, įrašinėti, transliuoti, ką nori ir kada nori, mes gavome turinio tsunami, kuris užklojo visą internetą. Ir tai dar ne pabaiga, nes didysis tvanas dar laukia. Laiko klausimas, kada į turinio kūrimą įsijungs dirbtinis intelektas, kuris dar labiau viską supaprastins. Nes dar išlieka šiokie tokie barjerai turinio kūrime. Įrašyti ir ištransliuoti yra labai paprasta, bet jeigu tu nori kažką keisti ir transformuoti, tarkim pamontuoti, pridėti efektų, pavyzdžiui, čia jau nebelabai yra barjeras. Žinau, kad auga vaikai pažįstantis Adobe programų paketą geriau nei savo 5 pirštus, bet tai yra labai
maža visuomenės dalis. Dirbtinis intelektas laikui bėgant padarys taip, kad tokios operacijos kaip sumontuoti, iškarpyti ar pridėti efektų, kažką pakeisti, modifikuoti bus tokio paprastumo kaip varnelę uždėti ar perbraukti per ekraną. Jūs primetat, kas prasidės, kada kiekvienas turintis kompiuterį ar mobilų telefoną galės kurti dokumentinius filmus vienu paspaudimu. Tai be abejo nebus taip kokybiška, kaip gyvas, išmanantis žmogus tai padarytų savo rankomis ir galva, bet tai bus good enough. Ir good enough is always best. Dalykai negali augti be pabaigos, tai yra fizikos dėsnių perrašinėjimas, todėl nutinka medijų krizės. Kada tos socialinės simbolių sistemos perauga ir paprasčiausiai pasidaro nebesuprantamos visuomeniai. Šitą bakalauro reikėtų pasisaugoti, socialinės simbolių sistemos, belenkaip skamba. Medijos persikrauna, tarkim, buvo tradicinės medijos, tai čia spauda, radijas, televizija, kinas pavyzdžiui. Tada jas pakeitė skaitmeninės medijos amžius. Tai ten, nežinau, kompiuteriai, konsolės, audio, video, magnetofonai, kabelinė televizija, internetas. Dabar mes sėdėm interaktyvios multimedijos amžiuje. Tai čia visos turinio platformos YouTube, Spotify, Netflix, Steam ir visos kitos platformos, kur tu gali ieškoti, vartoti, reitinguoti, komentuoti ir kitaip sąveikauti su turiniu, kada viskas yra smarkiai paremta internetu ir algoritmais. Ir aš noriu sakyti, kad mes gyvename multimedijos amžiaus pabaigos pradžioje. Labai jaučiasi, kad internetas pradeda save išsemti. Kažkada tai buvo magiška, pilna optimizmo vieta, o dabar jis yra gerokai labiau tamsesnis ir ciniškesnis. Šiandien čia yra žymiai daugiau dramos, melancholijos, nostalgijos, vaikymosi paskui trendus ir tendencijas. Daug bullshito irgi. Bullshitas turbūt didžiausia problema, nes 90% to, ką pamatai internete, yra didesnis arba mažesnis melas. Tas melas gali būti sakomas per neišmanimą, o gali būti sakomas tyčia, bet jo yra labai daug. Lygiai kaip daug labai griftinimo ir skeminimo pastaruoju metu matoma internete. Skrolini ekraną ir stebi, kad kas trečias dalykas, kurį tu pamatai, yra reklama. Ir ne šiaip užpilamų košyčių ar skalbimo miltelių, o kažkokių appsų, kurie tau turi pakeisti gyvenimą. Testų, kurie tau padės susigrąžinti prarastus mylimuosius. Kriptoskemai, lieknėjimo papildai, sėkmės seminarai, mūsų viešpaties Kristaus tyros meilės bažnyčios reklamos. Toks grobuoniškas santykis su auditorija prasideda, kur tu matai, kad reklamoje yra panaudotos visos įmanomos manipulacijos. Ir tokiais būdais akivaizdžiai yra ieškomos aukos. Turinio kūrėjai kuo toliau, tuo labiau parsiduoda irgi. Ne visi, ne visur, ne visada, bet vis dažniau pajauti, kad kažkas prasileidžia vis daugiau kompromisų su sąžine, rinkdamiesi rėmėjus savo turiniui. Turiu nuojautą, kad atslūgsta pinigai iš interneto ir tai yra ne tik tai nuojauta. Aš copywritinu influenceriams ir turinio kūrėjams ir jie kalba, kad jo yra momentas. Reklamos yra neatsiejamos nuo kontento, nes daug jo yra sukuriama reklamdavių pinigais, ypač nemokamas turinys, ypatingai internete. O reklamdaviai nėra idiotai, jie atidžiai stebi kiekvienos reklamos kampanijos rezultatus. Jeigu tau nepakilo pardavimai ir tu neuždirbai daugiau, negu tu išleidai reklamai, tai tu nustoji reklamuotis ten, kur tu nematai rezultato. Reklamdavių egzodai yra nutikę before. Tarkim, šitą dalyką savo metu buvo sukrėtusios tradicinės medijos ir beveik visada tai atrodo labai panašiai. Pirma išeina respektabilus reklamdaviai, o tada juos pakeičia kitokie. Mažiau patikimi, bet dienos pabaigoje dėl šito aš nežinau ir spėlioju ir remiuosi kitų žmonių nebūtinai patikima ir subjektyvia informacija dėl to, kad pinigai išeina iš interneto. Bet nesinori tikėti, kad kūrėjai tampa antiek ciniški, kad jiems nuoširdžiai neberūpi, ką jie reklamuoja. Norisi galvoti, kad gal taip iš desperacijos elgiamasi, kada išeina pinigai, o tau reikia palaikyti galvą virš vandens. Primena šiek tiek televiziją.
amžių sandūroje, kada viskas virto į nesibaigiančius konkursus ir realybės šou, nes konkurencija tuo metu buvo milžiniška užkabliuoti žmonės ant savo TV kanalo ir prisitraukti kuo daugiau reklamdavių. O tuo metu naujai atsiradęs reality formatas tai darydavo geriausiai, bet kada visa televizija virto į vieną nesibaigiantį realybės šou, mes pradėjom iš jos bėgti, pradėjom slėptis internete, kur galima buvo pailsėti nuo tos komercinės, blizgios ir išmanikiūrintos tikrovės, kurią mums transliavo vėlyvųjų 90-ųjų ir ankstyvųjų 2000-ųjų televizija. Mes pabėgom, bet ji atėjo mums iš paskos ir dabar mums reikia naujo interneto. Šito jau nebeišgelbėsi. Lengviau turbūt pradėti iš naujo, nes mes ištvirkstam kiekvieną kartą, kada gaunam viską, ko norėjom. Kas pakeis internetą, aš nežinau, visiškai nulis supratimo, bet turi ateiti kažkokia nauja medija. Lygiai taip pat, kaip televizijos medija pakeitė interneto mediją, internetą irgi pakeis kažkas naujo. Kada jis galutinai išveiks save ir virs į išvargusią korporacijų užvaldytą senojo savęs parodiją, kas jau galima ginčytis visai nutiko, tada ateis kažkas naujo, nuoširdaus, drąsaus ir autentiško. Ir mes griebsim tą daiktą, nei neprisimindami, kad kažkas dar buvo iki jo. Ir lygiai taip pat mes tai nudėvėsim į žemę ir turėsim pabandyti iš naujo. Amžinas atgimimo ratas. Nes keičiasi technologijos, keičiasi medijos, o žmonės lieka tokie patys. Turbūt vertėtų pasikalbėti su turinio kūrėjais, jeigu esama tokių tarp klausytojų. Vis viena ne pirmi metai tai darau, padarytos klaidos, svarbios pamokos išmoktos, žinios sukauptos. Yra patirties iš pakraščio besitrinant šou biznyje, turiu ką papasakoti. Tai jeigu jūs galvojate, kad norite pradėti kažką kurti, nesvarbu ką, podcastus, muziką, tiktokus, jeigu jūs norite turėti taip kaip hobį ir daryti viską savo malonumui, pirmyn, nestabdykite savęs. Jeigu tai nėra tik apie malonumą, jeigu jūs norite būti sėkmingi turinio kūrėjai, kad ir ką tai jums reikštų, nes vieniems sėkmė yra dėmesys, kitiems įvertinimas, tretiems pinigai, ketvirtiems statusas ir taip toliau. Bet jeigu jūs siekiate tikslų su savo turiniu, užsiduokite klausimų, dėl ko tai darote. Jeigu tai vyksta iš meilės amatui, jeigu jūs norite paliesti žmonių sielas tose vietose, apie kurių egzistavimą jie nežinojo, pirmyn. Jeigu ne, jeigu jūs čia atėjote kitokių tikslų, pinigų užsidirbti, mergyčių ar berniukų dėmesio atkreipti, tada būkit pasirengę būti ciniški, žiūrėti į savo auditoriją kaip į išteklių, naftą, kurią galima gręžti. Tikslai pateisina visas priemonės. Jeigu jūs nesate pasirengę būti cinikais ir nenorite to daryti iš meilės amatui arba tiesiog užsiimti tuo savo malonumui, tuomet jums turinio kurti nepavyks. Džiaugsmas, meilė arba nauda – tai yra 3 dalykai, iš kurio gimsta geras kontentas. Dar viena vieta, apie kurią smarkiai reikia galvoti, kuriant turinį ar pasirengę. Čia yra pramogų sektorius, o ten gyvenimas yra labai nepastovus. Daug freelance darbo su individualiom veiklom, mažai socialinių garantijų, banguojančios pajamos, didelė konkurencija, susicementavęs elitas, tarkim dabartinis Hollywoodas, kur toks jausmas, kad iš viso yra kokie 50 aktorių, kurie vaidina visose filmuose. Tas pats muzikoje, žaidimuose, grožinėje literatūroje, podcastuose, visur. Yra maža viršūnė, kuri surenka daugumą dėmesio, o iš apačios veršiasi ciniški naujokai ir kuo uždaresnis ir opresyvesnis elitas, tuo ciniškesni naujokai. Jūs galite rinktis nežaisti šitų žaidimų, bet toje kryžminėje ugnyje vis viena jums reiks gyventi. Vaikytis trendų, madų ir tendencijų yra didelė pagunda. Trendai padeda pernelyg nesusimastant išsikelti viršų, bet tai yra pateikavimas algoritmui ir lenktynės į dugną. Trendai užsibaigsit ir jūs, jeigu jūs prisirišite prie stilių ar formatų. Nuskambės kaip tas inspirational milfų kontentas, bet geriausia yra visada būti savimi. Apsimetinėjimas per daug atima energijos ir iš to negali gimti geras kontentas. Yra dar praktinis momentas, kad stilių galima nukopijuoti, bet asmenybę ar charakterį ne. Niekada nebūkit tik talentais, kurie tik kalba arba tik šoka
arba tik groja, ar tik dainuoja ir panašiai. Jūs turite būti universalūs. Mokėkite vieną dalyką labai gerai, bet dar išmokite visko po truputį. Būti kūrėjų reiškia nepastovumą ir tam sumažinti tu turi būti be pabaigos adaptyvus. Privalai gebėti mokytis ant kojų ir greitai keistis su laikais. Bet tuo pat metu tu negali išduoti savęs, negali pataikauti auditorijai, mylėk ir gerbk ją, bet būk kaip geras draugas, kuris nebulštins ir nekalbės tik to, ką ji nori išgirsti. Tai yra tam tikras balansavimo žaidimas, kada tu nori žmonėms duoti tai, ką jie nori, bet žinai, kaip blogai yra persisotinti. Todėl tu nuolat ieškai kažko, ką jie nori išgirsti, bet dar nežinojo, kad norėjo tai išgirsti. Tikras entertainmentas yra, kada tu gali nustebinti, bet likti pažįstamas. Kaip Tarantino filmas, visi skirtingi, bet tu žinai, kada pamatai, kas yra Tarantino filmas. Jūsų kelionėje along the way atsiras žmonės, kurie kalbės, kokie jūs gabūs ir talentingi. Atsargiai. Tarp jų yra daug gundytojų, kurie kažko iš jūsų norės. Bet nebūkite vieni lauke. Raskite žmonės, kurie jums nuoširdžiai patinka ir kuriems nuoširdžiai patinkate jūs. Kurkite kartu ir padėkite vienas kitam. Vienam patogiau, bet sunkiau, keliese, sudėtingiau, bet saugiau. Rinkitės, kas geriau tinka. Niekada neužsiciklinkite ties žaisliukais. O jeigu turėčiau tokią kamerą, o jeigu tokį mikrofoną, o jeigu tokią gitarą, o jeigu tokią studiją, tokius plaukus ir tokį balsą, aš belenkaip gerai kurčiau. Nesvarbu, visiškai. Bob Dylanas neturi nei balso, nei groti gerai moko ir atrodo kaip mirtis. Tas jiem netrukdė tapti muzikos legenda. Turinys gimsta ir miršta ant idėjų. Jos yra svarbiausios, nes idėjos yra medijų varomoji galia. Idėjos keičia žmonės. Ne kameros, ne garso pultai ir geri efektai. Medijos jau nuo seno yra technologija ir mokslas apie masinį poveikį žmonėms. Ten yra formulės ir dėsniai, kurie jums palengvins gyvenimą. Daug kas buvo išrasta iki jūsų, reikia tik tai pakelti galvą ir pasiimti. Visada būkite sąmoningi apie medijų galią ir jauskite atsakomybę. Stenkitės jungti, o neskaldyti. Per daug nesantaikos ir taip nėra sveika. Ir niekada nepamirškite to dalyko magijos, nesuprimityvinkit visko iki Excelio lentelės. Taip, remkite žiniomis, bet nepamirškite kūrybos poezijos. Jums reikia atnešti džiaugsmą dienos pabaigoje ir pasirūpinti tais, kurie atėjo jūsų pažiūrėti ar paklausyti. Nes argi verta kurti kitaip, jeigu tavo kūryba neatneša džiaugsmo žmonėms, kurie buvo tokie malonūs ir įsileido tave į savo galvas. Ok, kitame epizode noriu papasakoti, ką smarkiai labai jaučiu atmosferoje pastaruoju metu. Apie tą pasaulinį sąstingį, kuris yra apėmęs viską. Kultūrą, politiką, verslą. Viską. Visuotinę stagnaciją. Kitą kartą per Armėno radiją. Va prašau, kelių sekundžių ištrauką, apie ką bus šitas epizodas. Mes norim pasijausti kažką padarę, bet mes nenorim, kad jūs iš tikrųjų kažką pajudintumėt dėl to, kad mes jaučiam kažkur giliai viduje tą visą bendrą nestabilumą aplinkui, bet mes tą dalyką esame uždangstę kažkokią iliuziją ir mes nenorim, kad tas dalykas sugriūtų, todėl jūs pernelyg nejudinkit visko. Šiandien tiek. Iki kito.